Birželio 18-19 dienomis Šiaulių ir Kražių apylinkės virto sportinių automobilių mūšio lauku. Visą savaitgalį vietinius kelius ir žvyrkelius šlifavo pajėgiausi Lietuvos ir užsienio sportininkai. Taip, tai Ralis Saulė 2011, kuriame ir šiemet vėl netrūko svečių iš Latvijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir kitų šalių. Saulės ralis buvo trečiasis atvirojo Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas, be to varžybos įtrauktos ir į Šiaurės Europos zonos ralio čempionato įskaitą. Ralyje startavo ir dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos taurės kovojantys ekipažai. Organizatoriai pasirinko 2 dienų varžybų formatą. Šeštadienio pavakare visus sportininkus buvo galima pamatyti išvykstančius iš Šiaulių. Prie prekybos centro Bruklinas įvyko iškilmingas ralio startas ir visai netrukus sportininkai pajudėjo link pirmojo naujo greičio ruožo, besidriekiančio per Ginkūnų gyvenvietę. Čia ekipažams teko lenktyniauti ant žvyro dangos, kuri po gausaus lietaus tapo gana slidi ir reikalaujanti ekipažų budrumo. Po to, kaip ir pernai, sportininkai turėjo įveikti 2 asfaltinius greičio ruožus Šiaulių miesto gatvėmis. Sėkmingiausiai šeštadienį pasirodęs Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas iškovojo Šiaulių miesto mero Justino Sartausko įsteigtą taurę. Sekmadienį lenktynininkų jau laukė kur kas sunkesnė diena. Kova persikėlė į Kelmės apylinkes, tačiau tie, kas galvojo, jog reikės važiuoti jau pažįstamais greičio ruožais, klydo. Varžybų organizatorius Ričardas Abelkis teigia, kad sportininkams reikėtų išbandyti visiškai naujus arba jau senokai nevažiuotus žvyrinius greičio ruožus. Buvo atkarpų, kuriuose lenktynininkai paskutinį kartą varžėsi, pavyzdžiui, 1999-aisiais. Nuo to laiko užaugo nauja karta sportininkų, tad jiems šios kalvotos geros dangos, greitos ir techniškai sudėtingos atkarpos buvo visiškai naujos. Štai ką viduryje varžybų servizo zonos metu sakė jų organizatorius ir besivaržantys sportininkai. Šiemet išskirtinis turbūt yra tiek, kad mes bandėme padalinti varžybas į 2 dalis. Vieną dieną Šiauliuose, antrą dieną Kražių regionas. Atiduodami duoklę Šiauliam, padarėme mero taurės įteikimą Šiauliuose, o dabar pilnas apdovanojimas vyks jau Kražiuose. Šiaulių apylinkių Kražių trasos kai kurios galbūt naujos, dalis konfiguracijos trasų naujos. Kiekvienais metais Saulės ralyje yra kažkas naujo. Būna, gal 20% taip jau. Arba konfiguracijas, arba kažkaip tai visada perėliam ir randam kažką naujo. Dabar yra trasų netgi, kurios vyko prieš 10 metų ir netgi seniau. Šiandien jau jaučiuosi daugiau savo stichijai, tai tie žvyriniai, miškiniai dopai, ten yra ta vieta, kur aš save geriausiai parodau ir atskleidžiu, tai tą parodė rezultatai. Turim šiokią tokią persvarą, aišku, dar tik tai pati pradžia, ralis ilgas, 2 dopai po 26 km dabar laukia, tai visko gali atsitikti, bet kol kas jaučiuosi pakankamai užtikrintai ir pasitikiu savim, savo jėgom, šturmanu ir automobiliu. Ar vis dar lėksit pilnu tempu, nes kaip ir pagrindinis, jeigu galima taip sakyti, konkurentas Deividas Jocis jau nebetęsia varžybų? Bet kuriuo atveju, pagrindinis konkurentas yra M grupės automobilį vairuojantis Dominikas Butvilas šiandien, kadangi vyksta kova klasėse, tai ir bandom konkuruoti su N grupės automobiliu. Tai jisai vis dar čia, jisai vis dar balsuoja už nugaros, atstumas nėra didelis tikrai, bet, kaip sakiau, jaučiuosi užtikrinti ir manau, kad pasistengsim išlaikyti tą persvarą, kurią turim dabar. Pirmam greičio ruože galbūt dar ne taip gerai atsibūdom, antram jau viskas gerai. Aš praeitą rudenį nevažiavau Žemaitijoje, tai nebuvau matęs šitų kelių, tai važiavau visiškai pagal stenogramą. Iš tolesnių greičio ruožų bus šiek tiek matytų vietų, bet tikrai ne vienos, kad galėtum sakyti, kad atsimeni. Koja vakar patampiau matyti, sausgyslis yra patemtas ir labai silpnas įtvaras toksai, kad ralį galėčiau važiuoti, langetę nuimta ir asfalte buvo daug darbo, nes įjungė 3 bėgis ir tokių nestandartinių visokių ten įvykių ir judesių, tai šiandien tiesiog labai anksti stabdau, nes bijau, kad negalėsiu paspausti, kiek reikia stabdyti. Varžybos įpusėjo būtent kaip trasos jums turbūt pažįstamos, nors dalis jų yra naujų konfiguracijų dalių. Trasos praktiškai
galima sakyti, 30% pažįstama ir 70% nežinoma. Tai negalėčiau pasakyti, kad pažįstu. Vakar pasivėžinom, biški klaidų mieste padarėm per lietų, kaip per lietų užasojo langai, tai 17 sekundžių savo pasibloginom labai laiką. Iki regrupingo bandom biški pakil dabar iki šio greičio ruožo, nuostolių nieko nepasidarėm, viskas kaip ir gerai. O žiūrėsim, dabar varžybos prasideda, nes 2 ilgi dopai greičio ruožai, tai čia labai daug ką dabar ir lems, susidėlios visiems, matysim kaip čia, ar toliau žiūrėsim. Tai jau lėksit pilnu tempu? Stengsimės kažkaip tai. Pabandysim pravažiuoti, kiek galima greičiau. Ir pažiūrėsim, kaip rezultatas tada. Viskas gerai sekasi, su šturmanu labai gražiai viskas įsidirbom, viskas labai gerai. Kaip šiandien? Gerai, po truputį apšilinėjom, dar pirmą dopą truputį miegojau. Dabar kažkaip šiandien biškį su mašina nesutariu, bet aš labai tikiuosi, kad sekantį dopą aš susitarsiu iki galo. Tai va. Su mama jau minėjai, kad susikalbat, ar daug reikėjo būtent darbą įdėti, kad su šturmanu susibendrauti jau ir girdėti vienas kitą? Ne, aišku, reikia vis tiek su laiku susidirbi, treniruotės, dirbi ir po truputį vis gerin ir gerin. Jau tarkim vakar visiškai priekaištų neturėjau ir šiandien irgi, tai labai smagu, kad taip susidirbam ir viskas gerai einas. Be abejo, tikrų lenktynininkų meistriškumo išbandymų buvo 6 ir 7 greičio ruožai, kurių ilgis daugiau negu 26 km. Sekmadienio ryte sportininkai po vieną kartą įveikė 4 ir 5 greičio ruožus. Sekantys 3 sekmadienio ruožai buvo važiuojami po 2 kartus, o paskutinis 12 vieną kartą. Ne tik dviejomis didelėmis avarijomis, bet ir puikia sportinė kova pasižymėjusiame Saulės ralyje nugalėjo Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas su Mitsubishi Lancer Evo 10 automobiliu. Ši pergalė jau trečioji iš eilės Vytauto Švedo pergalė naujuoju Evo 10, taip pat tai jo antroji iš eilės Lietuvos atvirojo ralio čempionato pergalė. Nuo Vytauto atsilikę beveik 42 sekundėmis, antrieji finišavo Dominykas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius. Tokį pat Mitsubishi Evo 10 automobilį vairuojantis Dominikas viso ralio metu antrosios pozicijos niekam neužleido ir spaudė Vytautą iki paskutinių posūkių. Trečias Ramūnas Čapkauskas su Tomu Šipkausku. Visi 3 pirmieji ekipažai ralyje dalyvavo N4 klasėje. Ketvirtas vos 3 sekundėmis paskutiniuose greičio ruožuose aplenkęs Benediktą Vanagą Lipeikių šeimyninis ekipažas. Jie nugalėjo Open klasėje. Čia gerai, simatom.